Ką reikia žinoti apie kataraktą? Straipsnį parengė Vida Dabkuvienė. Akys yra vienas svarbiausių jutimo organų, leidžiantis mums orientuotis aplinkoje, mokytis, dirbti ir mėgautis gyvenimu. Deja, šiuolaikinis gyvenimo būdas, ekranai, stresas ir mitybos netolygumai vis dažniau lemia regos sutrikimus. Vienas iš jų – katarakta. Kas yra katarakta? Tai akies lęšiuko drumstėjimas, kuris ilgainiui apsunkina regėjimą. Ji gali progresuoti nepastebimai, o simptomai pasireiškia palaipsniui. Suprastėja regėjimas tamsoje, atsiranda akių sausumas, pojūtis, kad akyse uždėta plėvelė, matomos muselės ar dėmelės. Užleista katarakta gali virsti glaukoma, o dažnu atveju vienintelė išeitis yra operacija. Paanalizuokime, kaip vyksta akies maitinimas ir kas nuo mūsų priklauso, kad nesusirgtume kataraktą, o jei susirgome, ką reikia kuo skubiausiai daryti. Akies lęšiukas maitinimą gauna iš akies toliausio galo ir jo maitinimas yra silpniausias. Svarbu suprasti, kad labai didelė akių apkrova yra dirbant kompiuteriu. Mitas, kad vaikams, jauniems žmonėms nereikia naudoti maisto papildų, nes gerai jaučiasi. Organizme vykstantis nepastebimi ląstelių bado procesai duoda blogą kraujotaką, kalkėjančius kapiliarus, aterosklerozę, kaklo osteochondrozę. Atsiradusi hipertonija pažeidžia akių, galvos, stuburo kraujagyslės ir tuomet neišvengiamai sutrinka kraujotaka. Regėjimas gali sutrikti staigiai, pastebimai ir iš karto, o gali problema vystytis palaipsniui, prie kurios priprantama ir nepastebime, kad su akimis kažkas yra ne taip. Katarakta prasideda, kada pablogėja akies kraujotaka ir bendra visos galvos kraujotaka. Lęšiuko pakeitimas tai simptomatikos sprendimas, bet ne priežasties pašalinimas. Toliau vyksta pažeidimai akies tinklainėje. Reikia nepamiršti, kad lęšio pakeitimas neduoda jokio efekto akies kraujotakai. Poveikis išorėje, o regos blogėjimo procesai toliau vyksta akies viduje. Reikia įvertinti, kad 5% operacijų būna nepavykusių. Priežastys lemiančios kataraktą. Tai bloga kraujotaka ir akies audinių nepakankamas aprūpinimas deguonimi. Parazitiniai ar grybeliniai susirgimai, intoksikacija. Maistinių medžiagų trūkumas, ypač vitaminų A, B1, B2, C, D, E, omega 3. Stresas, disbiozė, organizmo užrūgštėjimas. Kaklo osteochondrozė ir sulėtėjusi galvoje kraujotaka. Susigrąžinti regėjimą yra 2 būdai, kurį pasirinkti sprendžiate patys. Pirmas, paprasčiausias papildomų investicijų nereikalaujantis, tiesiog laukti savo eilės operacijai. Antru atveju, norint išvengti operacijos, reikia žiūrėti į problemos šaknis ir suprasti, kad organizme susikaupusius teršalus reikia pašalinti. Klausimas kaip ir kiek turėsit noro, laiko, kantrybės ir užsispyrimo. Šiuo atveju jūs nieko neprarandate. Galite laukti savo eilės ir išbandyti alternatyvias priemones. Žinoma, reikia turėti jums parengtą planą ir specialistą, kuris konsultuos. Kviečiame rūpintis savo akių sveikata su pasirinktais ERSAK kompanijos maisto papildais. Akys vienas svarbiausių mūsų pojūčių, todėl verta pasirūpinti jų apsaugą ir stiprinimu iš vidaus. ERSAK siūlo platų, aukštos kokybės maisto papildų asortimentą, kurie gali padėti palaikyti gerą regėjimą ir bendrai stiprinti organizmą. Akių sveikatai tinka vitaminas C, kurkuminas Z, kokosų aliejus, omega riebalų rūgštys, kiaulpienių ekstraktas, aguonų aliejus, B grupės vitaminai, kalcis, magnis, cinkas plus vitaminas D, cinko pikolatas, vitaminas D plus K, Diatek, ginko biloba, bičių duonelė. Dabar paklausykite mano istorijos. 2013 metais turėjau metų trukmės intensyvų internetinį projektą. Projekto pabaigoje pastebėjau, kad susilpnėjo regėjimas. Atsirado akių sausumas. Kreipiausi pas gydytoją oftalmologą.
išrašė akinius ir rekomendavo akių lašus nuo nepakankamos ašarų gamybos. Tinkamų akims lašų vaistinėse neradau, nes juose yra chloridų, kurie džiovina akies gleivinę, nors pats lašas tuo momentu ir sudrėkina. Pastebėjau, kad tamsiu paros metu prasčiau matau, bet tada to nesureikšminau. 2024 m. karštą rugsėjo 7 dienos popietę ant dešinės akies užplaukė debesėlis. Patrinė akį, lyg tai pagerėja, bet debesėlis plaukioja. Ant rytojaus sekmadienį jau ne tik debesėlis, bet ir akyse ryškios muselės laksto. Sunerimau, perbėga mintis, kad tik nebūtų tinklainės atsidalinimas. Išganingas pirmadienis, o akies padėtis tokia, kad per vidurį vyzdžio sukasi spiralė, kuri trikdo regėjimui. Tiesiog nematau. Patikrinus akis, gydytojos verdiktas – katarakta. Dalinai apsidžiaugiau, geriau katarakta nei tinklainės atsidalinimas. Išskyrus operaciją, gydytoja nieko nepasiūlė, tik išrašė akims lašus, kurių taip ir nenaudojau. Registruojantis į Kauno klinikas pas oftalmologus, reikėjo kantrybės ir gudrumo. Užregistravo 1007 eilėje. Nesidžiaugiau, bet ir neliūdėjau. Turėjau pakankamai laiko išbandyti įvairius metodus, kad susigrąžinti savo regėjimą. Ir ko nepadariau per 11 metų, tą padariau per parą. Tai pirmiausiai išanalizavau visą turimą ir prieinamą mokslinę literatūrą interneto platybėse, kad žinočiau priežastį ir nuo ko pradėti akių sveikatinimą. Antra, pasidariau biorezonansinį testą ir susistačiau intensyvią programą į Life Balance 5 mėnesiams. Trečia, pasiruošiau namuose turimus maisto papildus akims, kraujotakai, limfai iš kompanijos Ersak gydomosios linijos. Ko neturėjau, užsisakiau, dar papildomai užsisakiau ir akių lašus. Viso gavosi 12 buteliukų maisto papildų. Suskirsčiau, kuriuo dienos metu gersiu. Ketvirta, reguliariai dariau limfo šildymą Bauer saunariumu, akių taškinį masažą, sprando ir viso kūno viršutinės dalies masažą. Prie visų procedūrų labai tiko akių šildymas kompresiniais akiniais. 45 laipsnių temperatūros, 15 minučių seansas tam, kad plėstųsi kraujagyslės, pagerėtų aprūpinimas krauju ir atsirastų lęšiuko skaidrumas. Rezultatas pasirodė jau po 3 dienų, išnyko debesėlis ir tokį intensyvų sveikatinimą baigiau po 6 mėnesių. Susigrąžinau regėjimą be operacijų. Aš esu Vida Dabkuvienė, naturopatė, Rytų Tibeto medicinos praktikė ir biorezonanso specialistė, ezoterikė, parapsichologė, numerologė. Teikiu organizmo būklės testavimo ir skenavimo paslaugas, sudarau individualizuotus sveikatinimo planus pritaikytus prie Life Balance metodikos. Remdamasi testo rezultatais padedu parinkti tinkamiausius maisto papildus iš kliento pageidaujamų kompanijos sortimento. Specializuojuosi įvairiose masažo ir energinio gydymo srityse, įskaitant energinius masažus reiki, kosmoenergetiką ir kvantinius dažnius, derinamus su klasikiniais masažais. Taip pat tibetietiškus giluminius meridianinius masažus, skirtus kūno harmonizavimui ir atpalaidavimui. Taipogi atlieku energetinį patalpų valymą, šalindama destruktyvias programas, kurios gali trukdyti harmoniją ir ramybę. Mano tikslas – holistiškai rūpintis jūsų kūno, proto ir dvasios gerovę, siekiant vidinės pusiausvyros ir sveikatos. Konsultuoju Kaune ir online. Straipsnis publikuotas žurnale Sąmoningo žmogaus pasaulis.